Sveiki visi, čia aš Vilnius Player ir šiandien filmuosime, kaip sakiau, su savo gerais dviračiais. Tai, kaip čia pasakius, filmuosiu savo pusbroliu, jis rengiasi dar ir važiuosime, mėginsime prie ežero. Tai toj pat pradėsime video, tai važiuosime į mišką. Tai pradedame filmuoti video. Iš namų važiuom. Ir pabiškį varom. Mano dviračiai nematėt, bet mišką gal pamatysite. O digripsai atgeriausi. Tai dviračiai nori man brangas. Tai pabiškį varom. Susitiksime, kai važiuosime maždaug jau mišką. Tai netrukus atvažiuosime. Tai mes tuoj važiuosime į mišką. Kai čia apžėlė yra, ne? Žiūrėk, kai čia. Varyk pirms. Eik, savo. Sorry, kad kamerą labai blogai laiko. Ne, šiandien tiek apžėlė ir žolių. Miška bus bišgeresnė. Kai čia jau tvarkingai padarė. Surūšiavo. Mišką pjūvą nesenai. Va, tai mūsų vėl tokie. Čia žiūri, geras miškas yra, keliai viskas. Grybų visokių. Mes čia buvom radę apie 50 baravykų vieną vietą ir 20 raudonikių. Tai labai tikrai geras miškas. Ir ką? Važiuojame toliau. Kai čia graži vieta. Biš pabūnam, čia parodysim. O čia yra iš senų laiko atlikę kariniai visokie. Matėte? Skylės kažkas iškastos. Kaip matėte, čia toksai. Bet pažiūrėt, ten jau matos tas betonas, matai, atsikasęs. Gali priartinti. Ten buvo čia gerai būtų patirinėti. Eik savo. Jeigu mes čia kokį ginklą rasime, šovinių, visokių čia tas miškas buvo karinių laik. Čia žiauri daug. Esam radę be šovinių. Apie 15 panašių. Tu buvo piežų. O Jo, ir varom toliau. Varyk pirms. Kai čia geri keliai, ne? Žiauriai. Raidin gerai. Varai čia ant greičio, praksuoji. Mes čia žiemą dažniausiai važinėdamės. Šiaip tai būdavo daug pelkių ir žiauri daug būdavo ledo šiaip. Jo. Varom. Ir jau neužžilgo atvažiuosim. Baisu ir? Nu, ir savo. Čia baisu tikrai kėlis. Nieko gero. Reik čia dažniau vėrimą važiuoti jau, nes jau apžėlė. Čia biš sustojam, aprodysim savo dviračius, nes mano dar nieks nematė. Hei, va, toks dviratis, puikus. Padangos maksis. Puikus dviratis.
Ja, tai varom. Čia naktį lempa šviečia, žiūrėk, gerai atrodo. Ir varom toliau. Ir tai važiuosime toj prie griovio ir susimatysime. Tai va, upelis ir visais apžiūrėti. Ar nėra ten labai apžėlį, nes vieną vietą ten mačiau, tai džiauri ir ten neis pravažiuot manęs. Žinau. Žiauri. Tuoj. Deci, perskūrysiu. Ką po? Varom pažiūrėti, kas ant kelio ten. Nes bijau, čia ir dingėlį. Tai tu niek nevadas, o kelias. Ant rankos tavo. Kas? Nu? Gerai, aš gal taip pirksiu. Na, tik pats matysi. Sakau, tik pamatysi. Nusidirginau. Aš tai biškuoju tik, bet nedaug. Maros pravažiuosim, tikrai nedaug čia. Kur tu nusidėlį? Škoja? Kokį? Dešinį, kairis. Čia. Aš čia. Pravažiuosim. Kodėl? Tu filmuosi antrą dalį, ne? Nu. Varom. Šaunuolis. Bet aš? Ką? Aš užmyniau. Nebesai, niek neužmyniau. Koks atstumas buvo per mūsų. Čia reiktų kažkokio šakalio, atsargiai čia. Ir geriau čia šok. Nes aš vėl biš nusidėlinu. Šok, ant čia. Žinoma. Eik, nuostami pastau. Persver mane. Jo. Tai kada čia darysiu irgi antrą dalį. Ir kai būsime persinešę, pradėsime filmuoti antrą dalį. Tai laukite.